direktorė Ramunė Mereckienė. Tai, ką matome, priklauso nuo to, kur žiūrime, įsitikinusi Ramunė. Už pasiekimus finansinio gamybinio kapitalo stiprinimo srityje apdovanojimas uždaros akcinės bendrovės Apvalūs medienos gaminiai direktorius Arnoldas Jonaitis. Viskas paprasta, tai reikia pasirinkti idėją, kuria pats tiki, bei netausoti jėgų ją įgyvendinant, tuomet tavimi patikės ir kiti. Tai raktas į sėkmę, teigia Arnoldas Jonaitis, gyvenantis Ukmergėje. Pirmo laipsnio nominacija įteikiama uždarosios akcinės bendrovės Širvintų šiluma direktoriui Sigitui Jozoniui. Sigitas Jozonis nuoseklus ir kruopštus žmogus. Dirbdamas daug skaičiuoja, apgalvoja visas smulkmenas, puikiai išmano savo darbą. Jo vadovaujama bendrovė moderniausiai centralizuota teikiamos šilumos gamybos ir perdavimo ūkis Lietuvoje. Šilumos gamybos procese naudojamas biokuras. Įgyvendinti projektai dalinai finansuojami Europos struktūrinių fondų. Atliktas darbas šilumos gamybos ir perdavimo srityje leidžia turėti vieną mažiausių šilumos kainų Lietuvoje. Taip yra gerinama Širvintiškio socialinė ir ekonominė aplinka, bei garsinamas Širvintų rajono vardas. Miestas tampa vis patrauklesniu čia atvykusiems gyventi.